Šiame vaizdo įraše aš jums parodysiu, kaip žingsnis po žingsnio atidaryti demo sąskaitą XM brokeriu ir ją prijungti prie MetaTrader 5 platformos. Mūsų nuomonė, XM yra rekomenduojamas pažengusiems prekiautojams dėl šiek tiek sudėtingesnės platformos. Jei nuspręsite, kad šis brokeris jums netinka, aprašyme rasite alternatyvą pradedantiesiems. O jei dar neturite XM sąskaitos, aprašyme rasite nuorodą į specialų pasiūlymą. Žiūrėkite. Norėdami atidaryti demo sąskaitą, eikite į XM brokerio svetainę arba spustelėkite nuorodą aprašyme. Tada spustelėkite mygtuką pradėti prekybą ir užpildykite registracijos formą. Turite nurodyti savo gyvenamąją šalį, pašto adresą ir slaptažodį. Sutikite su sąlygomis ir patvirtinkite registraciją, spustelėdami mėlyną mygtuką. Po akimirkos būsite nukreipti į valdymo skydą. Brokeris paragins jūs iš karto patvirtinti savo sąskaitą, nes tai būtina norint atlikti realų indėlį. Kuo greičiau tai padarysite, tuo geriau. Iš galimų sąskaitų skyriaus atsisiųskite MetaTrader 5 platformą. Įdiegimas yra labai panašus Windows ir MacOS kompiuteriuose. Taip pat galite atsisiųsti programėlę Android ir jos telefonams. Įdiegę MetaTrader 5, eikite į registracijos metu nurodytą pašto adresą ir raskite sveikinimo laišką iš XM. Ten rasite savo prisijungimo duomenis ir serverio numerį, prie kurio reikia prisijungti. MetaTrader 5 platformos kairiajame viršutinėme kampe spustelėkite atidaryti sąskaitą ir ieškokite XM kaip savo brokerių. Tada pasirinkite prisijungimo prie esamos sąskaitos parinkti ir įveskite demo sąskaitos duomenis iš XM sveikinimo laiško. Taip pat reikės įvesti slaptažodį, kurį nurodėte atidarydami sąskaitą. Patvirtinkite ir viskas. Jei kairėje esantis turtas yra pilkos spalvos, tai reiškia, kad juo prekiauti negalima. Norėdami išspręsti šią problemą, eikite į turimo turto pasirinkimo langą ir pasirinkite simbolius, kurie yra prieinami jūsų sąskaitos tipui. Spustelėkite dolerio ženklą, kad turtas būtų pridėtas prie sparčiųjų nuorodų kairėje skydelio pusėje. Pasirinkę jūs dominančią priemonę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ir pasirinkite naujas užsakymas. Atsivers užsakymo konfiguratorius, kuriame galėsite nustatyti sandorio dydį lotais, pridėti stop loss ir take profit. Spausdami raudoną mygtuką parduodate, o mėlyną perkate. Apatinėme skydelyje galite patikrinti savo dabartinį sąskaitos likutį ir turimą maržą. Čia taip pat galite uždaryti atvirą poziciją ir realizuoti pelną arba nuostolį. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas buvo naudingas. Kaip matote, XM naudojimas gali būti sudėtingas pradedantiesiems, bet po kelių dienų viskas tampa lengviau. Jei tai atrodo pernelyg sudėtinga, aprašyme rasite nuorodą į alternatyvų brokerį, kurį rekomenduojame pradedantiesiems. Dėkojame už peržiūrą.